Šiandien noriu pasidalinti sunkumu, kurį turėjau ir kaip jį išsprendžiau paprastai, kompaktiškai ir taip, kad būtų patogu nešiotis. Tiems, kurie nuolat keliauja, dirba skirtingose vietose arba tiesiog nori dirbti su mažesnė įranga, nereikėdami vežtis daug laidų, nešiojamumas yra labai svarbus. Pavyzdžiui, jei naudojate nešiojamąjį kompiuterį ar planšetinį kompiuterį, galimybė lengvai juos pasiimti bet kur yra didelis privalumas. Tačiau čia iškyla problema. Jei dirbate su projektais, kaip ir aš, kartais vieno ekrano tiesiog neužtenka. Namuose jau pripratau turėti nešiojamojo kompiuterio ekraną kartu su plačia ekraniu monitoriumi, kuris leidžia man vienu metu atsidaryti beveik 3 failus. Tačiau juk negali visur nešiotis plačia ekranio monitoriaus, tampytis daugybės laidų ir adapterių. O čia į pagalbą ateina šitas daiktas. Patikėkite ar ne, tai visiškai nešiojamas ekranas, kuris veikia tik su USB-C laidu, tiesiai prie jūsų kompiuterio, planšetės ar net telefono. Sveiki inžinerijos entuziastai. Šiandien papasakosiu jums istoriją, kurią tikriausiai daugelis iš jūsų dirbančių nuotoliniu būdu jau esate patyrę. Aš esu žmogus, kuris daug dirba nuotoliniu būdu, todėl daug laiko praleidžiu viešbučiuose, oro uostuose, pas tiekėjus ir klientus. Ir žinote tą jausmą, kai atvykstate į vietą ir suprantate, kad valandas būsite įstrigęs prie mažo nešiojamojo kompiuterio ekrano. Taip, šią frustraciją aš pažinojau labai gerai. Dažnai praeityje bandydavau naudoti viešbučio televizorių kaip antrą ekraną, galvodamas, kad tai bus tobula išeitis. Tačiau greitai suprasdavau, kad tai yra labai nepatogu. Televizorius būdavo pritvirtintas prie sienos tokiu kampu, kurio negalėdavai pakeisti. Dažnai stalas būdavo viename kampe, o televizorius kitame. Ir dažnai atrodydavo, kad televizorius buvo sumontuotas dar 1970 metais. Be to, man tekdavo ieškoti tinkamų laidų, adapterių, o net ir prijungus vaizdo kokybė būdavo prasta. Bet prieš tęsiant, leis papasakoti šiek tiek apie save ir kodėl man tikrai reikėjo 2 ekranų. Asmeniškai, aš esu iš tų žmonių, kurie mėgsta vienu metu turėti daug atidarytų langų. Ir tai buvo mano įprotis, kurį įgijau laikui bėgant. Kasdien dirbu su skirtingais dokumentais, skaičiuoklėmis, techniniais brėžiniais ir man nuolat reikia daryti sąsajas tarp šių failų. Kai dirbu tik su vienu ekranu, nuolat perjunginėju langus. Ir tai visiškai suardo mano darbo eigą. Prarandu susikaupimą, laiką ir dėl to tampu mažiau produktyvus. Aš pats tai jaučiau, kai tik reikėdavo keliauti ar dirbti kažkur kitur. Ir tada aš atradau šitą daiktą. Nešiojamas monitorius, kuris yra plonesnis už mano nešiojamąjį kompiuterį. Žinau, skamba perdėtai, bet šitas daiktas visiškai pakeitė mano darbo būdą. Jis yra Arzopa prekės ženklo, modelis AU-C. Ir aš jį turiu jau beveik 3 metus. Mano produktyvumas, patogumas ir svarbiausia, nešiojamumas pagerėjo. Kadangi mane jau kelis kartus oro uostuose sustabdė žmonės, norintys sužinoti daugiau apie šį monitorių, nusprendžiau pasidalinti šiuo vaizdo įrašu su jumis. Bet kodėl nešiojamasis monitorius taip skiriasi nuo stacionaraus modelio? Na, kaip pats pavadinimas sako, nešiojamas monitorius yra nešiojamas. Dabar supratau. Dabar man aišku. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Jūs galite jį pasimti kur tik norite ir jis veikia kaip antrasis monitorius, kurį galite naudoti su savo įrenginiais. Bet Igori, aš nematau jokios naudos tame. Rimtai, skirtingai nei tradiciniai staliniai monitoriai, kurie yra sunkus ir užima daug vietos, nešiojamas monitorius yra plonas, lengvas ir specialiai sukurtas tam, kad jį galėtumėte naudoti kartu su savo nešiojamoju kompiuteriu ar planšete. Dauguma šių monitorių yra nuo 13 iki 17 colių, o mano monitorius yra tokio pat dydžio kaip ir mano nešiojamojo kompiuterio ekranas – 15,6 colio. Tik čia esmė yra jungiamume. Jei norite prijungti įprastą monitorių, jums iš esmės reikės maitinimo laido ir vaizdo laido. O dabar su šiuo įrenginiu aš naudoju tik vieną USB-C laidą, tiek monitoriaus maitinimui, tiek vaizdo perdavimui. Man tai yra didžiulis privalumas. Nes tą patį laidą, kurį naudoju savo telefonui įkrauti, galiu naudoti ir monitoriui prijungti, bei pradėti naudotis. Tai reiškia mažiau laidų, kurias reikia nešioti kuprinėje.
Jūs netgi galite jį naudoti su įprastu HDMI laidu, kurį naudojame daugumoje monitorių, prijungdami prie mini HDMI, kuris jau yra komplekte. Bet tikroji nauda, kurią aš matau, yra ta, kad galiu naudoti laidą, kurį vis tiek nešiočiausi kuprinėje, kad monitorius veiktų. Ir tas paprastumas gali pasirodyti kaip smulkmena. Tačiau turėti daugiau vietos kuprinėje tiems, kurie nuolat keliauja iš vietos į vietą, daro didžiulį skirtumą. Aš esu nešiojęs kuprinėje VGA laidus, VDMI laidus, VDMI į VGA adapterius, DisplayPort ir visa tai užima vietos. Todėl pagalvokite apie patogumą naudoti tik tokį paprastą laidą, patikėkite manimi, tai didelis privalumas. O praktiškai čia nėra jokios paslapties. Jūs galite paprasčiausiai prijungti savo nešiojamą į kompiuterį prie ekrano laidų. Atlikite nustatymus. Antrojo monitoriaus nustatymus savo nešiojamajame kompiuteryje galite pasirinkti taip, kaip jums patogiausia, nes jis jau automatiškai atpažįstamas kaip antrasis monitorius. Jis turi šį lankstų stovą, kuris palengvina monitoriaus kampo reguliavimą, bet tai suteikia jums ir antrą galimybę, nes jei norite naudoti monitorių paguldytą, galite tai padaryti. Bet jei esate iš tų, kurie naudoja monitorių vertikaliai, tai irgi veikia. Tiesiog atlikite nustatymus kompiuterio parametruose ir viskas. Iš savo patirties galiu pasakyti, vaikinai, šis patogumas buvo tikras lūžis. Nebereikia galvoti, kaip dirbsiu skirtingose vietose. Aš tiesiog pasiemu savo nešiojamą monitorių, prijungiu ir viskas. Ir prieš jums sakant, kad šis vaizdo įrašas yra reklama, ne. Šis vaizdo įrašas nėra remiamas. Tuo metu labai daug ieškojau, kol radau šį modelį, kad nenusipirkčiau kažko prasto. Ir kaip jau sakiau, šis monitorius mane lydi jau 3 metus. Ir kai vykstu ten, kur žinau, kad nebus antro ekrano, aš jį pasiemu su savimi. Beje, šiame vaizdo įraše pateiksiu keletą nešiojamų monitorių variantų. Ir tai reikia spustelėti ekraną, arba jei norite, paprašysiu komandos palikti nuorodą aprašyme, kad galėtumėte pasižiūrėti keletą alternatyvų. Pastebėsite, kad yra tiek paprastesnių modelių, tiek ir aukščiausios klasės variantų. Ir yra modelis kiekvienam biudžetui bei poreikiui. Bet jau iš anksto pasakysiu, kad investicija į nešiojamą monitorių tikrai pakeičia žaidimo taisyklės. Ypač tiems, kurie dirba nuotoliniu būdu. Yra šis modelis, kurį turiu aš, bet yra ir kitų variantų. Jei norite pagerinti savo mobilumą ir produktyvumą, tikrai verta pasižiūrėti. Asmeniškai man jis atrodo labai kompaktiškas ir sveria apie 500 gramų. Ir skirtingai nei įprasti monitoriai, jis pagamintas ne iš plastiko, o iš aliuminio. Kai dedate jį į kuprinę, rekomenduoju dėti į specialų skyrių skirtą nešiojamam kompiuteriui. Taip yra todėl, kad jis dažniausiai būna paminkštintas ir apsaugos ekraną. Mano modelis turi Full HD raišką ir plačius žiūrėjimo kampus dėl IPS technologijos. Tačiau yra modelių su didesne raiška, ypač tiems, kurie mėgsta žaisti žaidimus su didesniu FPS. Jis turi antirefleksinę ekrano dangą ir tai man padeda naudoti jį aplinkose, kuriuose yra daug šviesos. Jis turi įmontuotus garsiakalbius, bet aš asmeniškai jų daug nenaudoju. Profesionalams, tokiems kaip aš, kurie dirba su projektais, dokumentų rengimu, vaizdo redagavimu ar bet kokia užduotimi reikalančia vienu metu atverti kelis langus, šis skirtumas yra milžiniškas. Bet ar šį monitorių galima naudoti tik darbui? Atsakymas tikrai ne. Ir pateiksiu keletą pavyzdžių, kur man jau teko jį naudoti. Taip, aš naudoju jį darbo aplinkoje, kai keliauju, kai esu viešbutyje arba kažkur, kur žinau, kad neturėsiu antro monitoriaus. Bet jei noriu žiūrėti filmą lėktuve, kuriame nėra ekrano, aš prijungiu jį 9. Ir jis tampa nešiojamu televizoriumi. Ir nors turi garsiakalbį, aš rekomenduoju naudoti Bluetooth ausines. Arba jei norite, kad jūsų vaikai tyliai sėdėtų galinėje automobilio sėdynėje ir žiūrėtų animacinį filmuką dideliame ekrane, tiesiog padarykite tą patį ir pasirinkite filmą tiesiai savo telefone. Kai kurie Samsung telefonai turi Samsung DeX ir tai labai padeda, nes galite prijungti telefoną ir naudoti jį ekrane tarsi kompiuterį. Bet netgi, jei norite turėti antrą ekraną namuose, bet taip pat norite turėti galimybę ir nešiojamumą, tai vis dar yra geras pasirinkimas jums, jei norite dirbti skirtingose aplinkose. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar neužsiprenumeravote. Paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. O jei jums patiko šis nešiojamasis monitorius ir norite jį apžiūrėti, peržiūrėkite nuorodas aprašyme ir YouTube Shopping nuorodas, kurias parinkome. O jei jums patiko tokio tipo vaizdo įrašas ir norite matyti daugiau tokių vaizdo įrašų čia, parašykite man komentaruose.
Svarbiausia, kad šis vaizdo įrašas galėtų jums padėti ir parodyti daiktus, kuriuos naudojame kasdien ir kurie mums yra svarbus, o galbūt bus svarbus ir jums. Ir papasakokite man taip pat, ar jau esate susidūrę su tokia problema dirbdami nuotoliniu būdu ir ar jau svarstėte įsigyti nešiojamą monitorių. Ar jau buvote girdėję apie šį įrenginį? Palikite komentarą žemiau ir pasidalinkite savo patirtimi. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turėtumėte pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite prisidėti prie mūsų, tiesiog paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos entuziastai. Stipriai apkabinu ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.